mums būtų aišku. Tai į tą klausimą tokį, kas čia per projektas, norėčiau atsakyti irgi klausimų. Ar dažnai lyderystės tematika išleistas knygas, kurių dabar čia pasipylė srautu, ar pavartot, paieškot mūsų bibliotekoje, ar knygyną nuėję lentynose pasižiūrinėjat, ar tos lyderystės tematika knygos, kurios yra orientuotos į mokyklos bendruomenę, į ugdymo proceso gerinimą, į šiaip besimokančios bendruomenės tokį ugdymąsi, ar jos dažnai tampa jūsų akiratyje, ar jums kada nors pavarto tokias knygas? Tai va tas galvos papurtimas turbūt ir būtų atsakymas, kodėl yra tas projektas. Knygų lyderystės tematika gausa, akivaizdi, bet ar ta knyga ateina iki švietimo bendruomenės, ar ją pavarto, paskaito, va čia klausimas. Tai misija būtų mūsų tokia, kad pristatant tas lyderystės tematikos knygas į švietimo bendruomenę, atnešti tą žinią, vadybinę žinią, lyderystės žinią, nes turbūt išties ir knygų leidėjams, ir švietimo politikams gaila, kad leidinių prileistų daug. Jie, vieni itin svarūs, kiti galbūt ir mažiau svarūs, bet kad ta žinia, ji taip paprastai, savaime, lengvai tą knygą išleidus, ji neteina, nenusėda į švietimo bendruomenę. Tai va todėl šito projekto metu tikėtina vadovų buvo atrinktos pačios svariausios lyderystės tematika knygos, buvo pasirinkti lektoriai toms knygoms pristatyti, ir mes važiuojam per visokią Lietuvą, per žaliąją paskutiniu metu Lietuvą ir tas knygas pristatinėjame, ne tik knygą anonsuodami, bet kartu ir nešdami vadybinę tą lyderystės tokią žinią iš švietimo bendruomenę. Ir jūs taip, norom ar nenorom, per tas kelias valandas perskaitot, šiandien perskaitysit 4 knygas. Tai va, tokiu būdu ta žinia keliauja. Dabar dar keletą tokių pastebėjimų ir aš tada jau užleisiu vietą kolegijai. Mudvi šio projekto eigoje dirbam kartu. Jeigu bus įdomu sugrįžti prie kokios medžiagos, prie kokios skaidrės, ar jeigu ne viską išklausyt galėsit, tai visa medžiaga patalpinta internete, be vargo jūs susivedę ten tuos raktinius žodžius arba lyderių laikas, arba edukacinių knygų pristatymas, matysite visus pranešimus visų lektorių, ne tik mūsų su Vilija, bet ir kitų. Šiame projekte berods 9 lektoriai pristato 18 knygų. Lyderystės tematika. Ta knygų sąrašą aš galėsiu paskui padėti, jūs pasismalsaut galėsit, tokios dar knygos tame projekte yra nupirktos ir pristatytos. O kaip ir viskas turbūt. Tada to įžanginio, tiesiog jeigu išeis eigoje dar koks bendra informacija, tai pasakysim. O dabar tada perleidžiu laiką ir žodį mūsų viešniai šiandienos, Vilijai. Ir pirmos knygos kviečiu skaityti pirmąją knygą. Pradžiai norėčiau prisistatyti, kas aš čia tokia esu ir kokia yra mano patirtis, kadangi turbūt yra nei kiek nemažiau žinoti tą patirtį, nes vienaip ar kitaip knygą paskaitęs ją pristatai vis tiek subjektyviai, kadangi perleidi per savo patirtį, per savo žinias, per savo kompetenciją, ir po to iš jos pasiėmęs tai, kas manai galėtų būti svarbiausia, štai perduodi kolegoms. Esu Vilija Demjanova, dirbu Kauno Juozo Grušo meno vidurinėje mokykloje. Pedagoginio darbo patirties jau yra virš 20 metų, 19 iš jų yra vadybinė patirtis. Tai kuomet buvau jau pakviesta dalyvauti šiame projekte, tai knygas ir skaičiau tiek iš vadovo pozicijų, kadangi tenka kasdien
užimti formaliai vadovo pareigas eiti ir vienaip ar kitaip būti komandai lyderių. O kita patirtis yra ta pedagoginė, per kurią taip pat teko tas knygas perleisti ir kai kokius pavyzdžius pasiimti ir pabandyti tas teorijas ar mintis, kurios knygose rastos, pateikti, pailiustruojant pedagoginę patirtim arba sava, arba stebėtą ir matytą. Pirmoji knyga, kurią jums pristatysiu, pirmojoje skaidrėje ji yra prieš jūs. Jūs matote ir jos vaizdą, ir pavadinimą. Tai pirmasis įspūdis, kuris atsitinka pasiėmus knygą, tai yra viršelis. Pirmiausia, bet kurioje vietoje rinkdamiesi knygą, ar bibliotekoje, ar knygyne, pirmiausia, žiūrime vizualiai į tai, ką mums bando pasakyti tiek autoriai, tiek iliustratoriai šitos knygos viršeliu. Tai kai aš nuėjau ir pradėjau ieškoti savo pasirinktos knygos knygyne ir ją radau, man kilo du klausimai, kai aš į jos viršelį pasižiūrėjau ir dar jos neatsiverčiau. Tuos du klausimus aš noriu užduoti ir jums. Juos noriu užduoti tokiu metodu, kurį dabar pabandysim čia padaryti. Tie du klausimai yra jau auditorijoje, pamėginkite juos surasti, pasižiūrinėkite po stalais ties tomis vietomis, kur jūs sėdite, patempkite ranką gal ir toliau, nes aš negalėjau atspėti, kur jūs čia atsisėsit. Absoliučiai visi po stalu pabandykit pasižiūrėti. Aha, ten gali būti mūsų kultūros padarinių, ar ne? Va, paieškokit. Jeigu ne prie savęs, tempkite ranką dar toliau, galbūt aš kažkur nepataikiau atspėti sėdėjimo vietos, pamatau vienas klausimas jau atsirado. Direktoriaus paprašysiu į šitą pusę paieškoti. Įtariu, kad aš čia kažkur tą klausimą. O jų du? Tik du. Vieną jau rado kolegė. Ne, po stalu, žiūrėkite, po stalu, paaiškite rankelį ir po stalu. O, čia reikia sąnarius vartoti. Štai. Tai galėtų būti vienas iš pedagoginių metodų, kaip galima būtų atėjus į pamoką paslėpti kokį nors probleminį klausimą mokiniams, ar ne? Tai dabar paprašysiu jūsų paskaityti po vieną, pirmiausia, tą vieną klausimą, pabandysim jį atsakyti, po to kitą. Tai pirmiausia, gal tada tai, ką vat štai direktorius pavaduotojas išsitraukė, pagarsinkite, kokią šitą klausimą. Pavaduoja mane atsakyti. Paskaityti direktorius atsakys. Kaip manote, kodėl knygos pavadinime yra skaičius 29 ir žodis paslaptys? Nu tai čia matematika, o yra matematika viena, tai 29, tai yra natūrinis skaičius, dalinasi iš savęs iki iš vieneto, tai toks tvirtas skaičius. Tai tik toks, o gal sąžininga tas Džekas Velchas skaičiavo ir nepritempė iki 30, nes 30 nebuvo to lygio tom 29. Tai tokie pamąstymai. O žodis paslaptis tai kur kas aiškesnis, nes lyderystė toks plačiašakis, daugiašakis procesas, kad jame yra daug paslapčių, kaip yra daug tokiam reiškiny kaip meilė paslapčių, kaip yra panašiuose reiškiniuose pedagogikoje paslapčių ir taip toliau. Tai va, tokio mano gali pridėti dalėm. Kaip galėtumėt kiti painterpretuoti? Jeigu dabar pagalvotume truputėlį palyginę, pažiūrėkite, kaip vadinosi knyga, kurios santrauka yra ši knyga, kurią mes aptarinėjame. Pirmasis pavadinimas buvo Tapk geresnis arba Būk nugalėtas. Kaip jūs manote, kuris iš pavadinimų labiau mus motyvuoja ir teigiamai nuteikia? Tapk geresnis. 29 paslaptis. Ne? Nes yra du keliai, arba geresnis, arba negeresnis, tai jau. Va jau viskas, ar ne? Iš tiesų tai tikrai, nu vat tas, juk knygos dar neatsivertėm, jos dar nepradėjome skaityti, dabar kol kas dar tik pavadinimus skaitome ir bandome atspėti kodą. Juk tiek pavadinimas, tiek vaizdas, tai yra tam tikri kodai, ar ne? Tai jeigu iš psichologinio taško žiūrint, iš tikrųjų tas dviejų kelių principas yra toks ganėtinai negailestingas. Jeigu negeresnis, vadinasi viskas. Išeities tarsi kaip ir nelabai turi, ar ne?
O štai tas nebaigtinis skaičius 29. Vat vieną interpretaciją jau girdėjome, ar ne? Kita galbūt galėtų būti, kad 29, tai ne 30. Iš tiesų tai nėra baigtinis skaičius. Yra tarsi lyg ir tokia užuomina, kad gali būti ir daugiau. Ar ne? Galbūt, sakykime, tai yra aliuzija į tai, kad tas, kuris pastudijuos tas 29 paslaptys, galbūt sugalvos ir 30, ir 31, ir gal dar 29, ar ne, atras. Vienoje auditorijoje teko susitikti kolegą direktorių, kuris sakė, o žinote, aš internete bandžiau domėtis Džeko Velšo biografiją, tuo, kas yra internete sudėta, tai ten radau tarsi kaip ir 31 ir lyg tai į 40 su virš, tokią mintį, kad reiškia jų net tiek gali būti. Kai mes aptarinėsime knygą ir kalbėsime apie tai, kaip ją galima paskaityti, tai rasime ir dar vieną variantą, kaip galima būtų tuos 29 aiškinti, kad galbūt paskaičius gali tų paslapčių ir sumažėti, todėl kad į vieną ar kitą dalyką yra žvelgiama iš vis skirtingų kampų ir principę paskaitęs tu tarsi ir girdi ir matai informaciją apie tą patį, tik tai, kad iš kito kampo, tai gal tų paslapčių bus mums skaitant mažės, gal daugės, va čia ir vėlgi nuo skaitytojo priklauso, ar ne? Toliau va tas antrasis dalykas, apie kurį klausiu tame klausime, va tai tas žodis paslaptys, ar ne? Juk galima buvo parašyti 29 taisyklės. Yra Džekas Velšas kaip konkreti asmenybė, yra jo patirtis, jo praeitas kelias. Tikėtina, kad toje kelionėje daug kas yra išbandyta ir galima pasakyti kaip baigtinį dalyką, ko reiktų laikytis. O mūsuose tai yra taisyklė. Bet va čia kažkodėl paslaptys. Tai va vėlgi girdėjom vieną iš interpretacijų, kaip tą žodį galima interpretuoti. O jeigu pasižiūrėtume į knygą kaip į komercinį produktą, juk jeigu jį parašiau, tai turbūt yra rūpestis, kad jį ir nupirktų, ar ne? Tai kasgi tada yra patraukliau, ar taisyklė, ar paslaptis? Va, ar ne? Bet paslaptis, kai jie žino daugiau negu nebe paslaptis. Jau kaip ir nebe paslaptis. Žodis paslaptis Vilioja. Patys ir truputėlį patraukia, taip. Gali būti, kad tai iš tiesų yra, va, kaip sakote, autorius ir skaitytojas, tai yra tie du, kurie tą paslaptim dalinasi, taip? Todėl, kad skaitydamas truputėlį kitą paslaptį visi žvelgsi, vis tau kitaip tą paslaptį susiformuluos ir vis tiek ji bus tarp dviejų, nes tas 3., 4. ir 58, kuris skaitysis be jokios abejonės, interpretuos vėlgi savaip, nes bus kita patirtis ir kitas skaitytojas visiškai bus. Tai va čia buvo pirmasis toks klausimas, kuris iš tikrųjų man iškilo ir pasižiūrėjus ir palyginus, kodėl tas negailestingas variantas arba tapk geresnis arba būk nugalėtas, už tai išvirto į tokį pavadinimą. Nu, apie kągi antrasis tas klausimas. Kaip manote, kokią žinią skaitytojų siunčia knygos viršelio dailininkė? Čia truputėlį detaliau pasakysiu, kad jūs čia matote tarsi vandens paviršių, lyg ir bangą, banglentininką, kuris neša kažką labai ryškaus, įsivaizduokime, kad tai yra aitvaras. Jeigu natūroje žiūrėti, tai raudonas taškas toks iš karto matosi jums iš toliau. Ten ne uola, ten yra banga. Tai dabar pabandykime interpretuoti, čia yra ponia Dalia Žižiūnienė, šito viršelio autorė. Kaip jūs manote, koks čia yra kodas? Apie kągi čia? Nugalėti bangas reikia, sakote? Įveikti. Ne, įveikti. Suvaldyti. Suvaldyti, ar mokėti suvaldyti? Manau, kad jūs jau virš bangų skrodžiate. Jau automatiškai pakės. Bet jis kyla Atnešti tą, nežinau, tą tikslą, tą žinią, jeigu Taip. Įsivaizduojame, kad tas raudonas taškas yra kažkas tokio išskirtinio, labai svarbaus, nešamo, matomo, ryškaus. Reikia danešti, ar ne? Toliau sakome, ta banga, išsilaikymas ant bangos, ar ne? O kągi jums tada sako, va štai, kodėlgi čia tada yra vanduo? Juk tikėtina, kad tai nebus apie banglentininkų kažką tokio, paslaptis ne apie juos čia bus, ar ne? Čia tiesiog tik įvaizdis toks pasimtas. Bet tai... Ramu. Neramu.
Jeigu, sakykime, tą įvaizdį pabandytume sutapatinti su savo pedagoginė kasdienybė. Asociacija yra. Kartais ramu, kartais labai jau banguota ir neramu, ar ne? Tai savo aš taip mėginau paaiškinti, kad iš tiesų vanduo tai yra pats nestabiliausias paviršius, ant kurio yra sunkiausia išsilaikyti. Jeigu pabaigintume ant jo atsistoti dviem kojom, greičiausiai, kad nepavyktų. Turbūt būtų į dugną iš karto, ar ne? Tai turbūt dėl to yra reikalingas va štai tas, kad ir minimalus pagrindas, ta banglentė, kuri padeda išsilaikyti, ar ne? Toliau, jeigu pagalvotume apie tai, kaip sako žmonės, kurie yra labai ryškus kaip asmenybės, jie sako, pakilti ant bangos, tai nėra pats sunkiausias uždavinys, ant jos išsilaikyti nuolat yra sunkiau. O jeigu dar įvertintume tai, ką jūs ir sakote, kad va štai šitas raudonas aitvaras ar ten kažkoks skrendantis aukštai ženklas, tai yra svarbi žinia, tai tarsi yra dar apsunkinta labiau, kad va ant to nestabilaus paviršiaus būti ryškiam ant bangos ir dar išryškinti kažką labai svarbaus ir stengtis, kad tai, kas yra svarbu ir ryšku, nenukristų, nenusileistų. Tai sudėjus visą tai, ką mes čia dabar aptarėm, lyg ir neatsivertus knygos, gali atspėti, kad tas Džekas Velšas greičiausiai gyveno kažkokiame labai nestabiliame, pilname pokyčių gyvenime, turėjo kažką labai ryškaus, stengėsi visomis išgalėmis išsilaikyti ant bangos ir tai, kam jis vadovavo, buvo stengtasi taip pat ant tos bangos išsilaikyti. Būtų viena iš pirmųjų pamokėlių, kurią galima iš šito viršelio pasiimti, kaip į išorę paduoti patraukliai žinią, kad ją pasiimtų. Tai jeigu šitą knygą turėti kaip pavyzdį rašant kvietimus ir kviečiant savo reikalingus žmonės į pokalbį, tai greičiausiai kažkokį labai patrauklų kodą reiktų viršelyje uždėti, o tekste rašant greičiausiai reiktų pakviesti galbūt puodelių kavos arba stiklų vyno, o ne į kažkokį konkretų pasitarimą, nes greičiausiai pirmu atveju ateis. O po to pokalbyje jau paprašysim arba paklausim, ko mums čia reikia. Tai va štai tokia buvo mūsų pažintis su knygos viršeliu ir bandymas atspėti, kasgi yra šitos knygos turinyje. Taigi susipažinkime, kasgi rašė tą knygą. Robertas Leiteris irgi yra pakankamai tokia paslaptinga asmenybė. Tai yra vienas iš ryškiausių šiandien dienai autorių, kuris rašo apie Džeką Velšą, apie jo patirtį, apie jo karjerą, apie tai, koks yra indėlis į verslo pasaulį Džeko Velšo kaip revoliucionieriaus ir tam tikros filosofijos kūrėjo. Jis, kaip matote, jau daugiau nei 25 metai užsiima aktyviai rašo jisai apie verslo pasaulį. Na ir jis ir yra 12 knygų autorius ir štai tos pirmosios knygos apie Džeko Velšo patirtį Tap geresnis arba būk nugalėtas taip pat yra autorius. Kuomet stengiausi internete rasti šitą žmogų, kaip jis atrodo, tam, kad galėčiau jį jums pademonstruoti, tai labai dažnai vis rasdavau tokią skaidrę. Skaitytojas atsivertęs knygą, o ant knygos viršelio užrašas atspėk, kaip aš atrodau. Žodžiu, tam tikra intriga paliekama yra netgi ir kūrėjo autoriaus, kuris šitą knygą sudėliojo. Štai prieš jūs Džekas Velšas, šitos knygos turinio autorius tikriausiai, ar ne? General Electric korporacijai jis vadovavo 20 metų, nuo 81 iki 2001. Ir štai šita 20 metų patirtis, tai ir yra pirmosios ir mūsų aptariamosios knygos turinys. Per šitos 20 metų jisai sugebėjo sukurti labai progresyvę filosofiją vadybinę, kurią perimti kol kas pavyksta tik detalėmis. Ir va štai jeigu žiūrėti į šitą 20 metų patirtį ir sudėtą į tokį mažą leidinį, tai galime daryti išvadą, kad greičiausiai tai yra galingas koncentratas, iš kurio galima pasidauginti tomus, ar ne, parašyti labai labai didelius veikalus. Bet įvaldyti tai, kas čia yra parašyta, būti tiek pat ryžtingu, koks buvo Džekas Velšas, tai yra labai didelė užduotis. Ir labai daug darbo su savimi reikalaujantys dalykai, tos paslaptys.
Didžiausias jo įvertinimas tai yra įvardintas paskutiniojoje eilutėje. Tai, kad jam dar gyvam esant, Krontonvilyje lyderystės institutas yra pervardintas jo vardu. Jisai yra pasakęs, kad rašyti savo patirties knygą jam nebuvo pats įdomiausias procesas. Kur kas įdomiau jam buvo pasirašinėti ir anotuoti knygas tiems, kurie jas pirko ir matyti, jog jos yra svarbios verslo pasauliu, kad jas perka, jomis domisi ir stengiasi jo patirtį perimti. Prieš paskutinėje eilutėje, kaip matote, yra parašytas dar vienas labai įdomus dalykas, kad jis, būdamas pensijoje, ir dabar dar konsultuoja. Bet kas yra jo klientai, jis laiko paslaptyje. Kad nebūtų kokių nors interpretacijų ir kad ta konkurencinė kova, kuri yra pakankamai negailestinga verslo pasaulyje, ji būtų sąžininga ir tolygi. Bet savo žinias ir savo patirtis šiandien dar atiduoda. Dabar trumpai apie tai, kokia yra knygos struktūra, koks yra tas teksto dizainas ir kaip galėčiau patarti ją skaityti, kadangi jau perskaičiau ne vieną kartą. Taigi, tekstas yra iš 4 dalių, 4 skyriai. Pirmasis iš jų yra skirtas ir pavadintas vadovas turintis viziją. Čia yra, kaip matote, 6 paslaptys apie vadybos strategiją ir būtent apie tokią strategiją, kuri padeda būti versle konkurencingiems. Kaip reiktų žaisti tam tikras šachmatų partijas, kad gebėtum orientuotis aplinkoje, rinkoje, kad gebėtum atspėti savo konkurentų žingsnius, kad mokėtum jiems užbėgti už akių ir svarbiausia išsilaikyti rinkoje su tuo labai ryškiu ženklu, kurį deklaruoji, kurį su savo produktu rodai kaip labai svarbu ir išskirtinį. Antroji dalis yra skirta pokyčiams ir čia, kaip matote, pavadinta yra sukelti revoliuciją. Tai tie pokyčiai, apie kuriuos čia knygelėje yra sudėtos tos žinios ir ta patirtis, jie yra pakankamai revoliucingi. Pagal tą laikmetį, kuriame Džekas Velšas veikė ir kuomet jis vadovavo. Tas 20-metis ir jo daryti žingsniai vadyboje buvo pakankamai revoliucingi. Trečioji dalis yra skirta, kaip matot, boso veiksnio panaikinimui. Toks ganėtinai įdomus posūkis. Čia yra kalba apie tai, kaip jis stengiasi sukurti įmonę be sienų. Mes pamėginsime šiandien išbandyti vieną iš tų metodų, kurį jisai taip pat taikė ir perdavė ir paliko kaip labai efektyvų metodą, tam, kad būtume produktyvesni, kad galėtume būti tiek spartus, koks yra spartus judėjimas ir pokyčiai. Nes šita įmonė be sienų jisai buvo įsitikinęs ir tai patikrino, kad vienintelis garantas būti sparčiu savo veikloje. Na ir ketvirtoji dalis yra skirta ateities lyderystei. Ir kalba ten eina apie kokybę ir apie tai, kaip reiktų ją rūpintis ir kaip reiktų stengtis pasauliui diktuoti savo kokybės sampratą. O dėl ko tai yra svarbu? O tai dėl to, kad tavo produktas būtų labai patrauklus, reikalingas ir perkamas, naudojamas, kadangi tik tai tokiu būdu tu gali rinkoje konkuruoti. Tai jeigu perkeltume visą tai į savo kasdienybę, niekur kitur mes nuo to nedingome, kadangi turime konkurencijai labai svarbu vienetą mokinio krepšelį, tai visi tame žaidime ir žaidžiame. Vis tiek esame vos ne verslo sąlygose. Ir turime taip pat turėti savo kokybės ženklą, kuris būtų žinomas, kuris būtų labai svarbus, pageidautinas, nes jis mums padeda turėti tą krepšelį, kitaip tariant, turėti kuo daugiau mokinių. Dabar apie tai, kaip patarčiau šią knygą skaityti. Yra 2 variantai. Vieną galima skaityti knygą ištisai kaip ištisą tekstą, tačiau tai truputėlį trikdo, kadangi yra labai įvairiai sudėliotas tas teksto dizainas. Pradžioje yra įvardyjama tarsi kaip ir paslaptis, esminė mintis, po to yra šiek tiek Sleiterio teksto,
kada jis vertina ir pasakoja Džeko Velšo patirtį. Toliau yra keletą tokių kaip ir citatų, kurias gali priimti kaip Džeko Velšo užrašų citatas arba Sleiterio pasamprotavimus. Ir tai truputėlį kaip ir trukdo. Tačiau kiekvieno skyriaus pabaigoje, kuris maždaug yra apie porą, trejetą puslapį, tas kiekvienas skyrelis, kiekviena ta paslaptis užima, yra pagrindinės tezės, kurios tarsi kaip ir sukonkretina ir apibendrina tą paslaptį ir jos esmę. Tai va štai antrasis skaitimo būdas būtų, kuris jums užtruktų maždaug apie valandą laiko visą knygą perskaityti, skaityti paslaptį ir pagrindinės tezes. Todėl, kad visas tekstas tai daugiausiai yra iliustracijos iš Džeko Velšo tos gamybinės patirties, verslo patirties, kuri galbūt ir nelabai yra mums iliustratyvi, žiūrint į šitą knygą ir šitas visas teorijas, mintis iš pedagoginės patirties. Na ir pagrindinis dalykas, patogiai įsitaisus šitą knygą skaityti noriai, kad iš jos pabandyti va tą koncentratą pasiimti. Na ir pamėginkime dabar per tas paslaptis šiek tiek pakeliauti. Taigi, vadovas turintis viziją, pirmoji dalis. Kaip matote, iš paveikslėlio lyg tai galima nuspėti, jog tai yra tas žmogus, kuris nuolat stengiasi parodyti kryptį ir mus laikyti visus toje kryptyje, su mumis susitarti ir tą kryptimi eiti. Vat vizija tai ir yra kryptis, kurią formuluoja vadovas, lyderis. Ir tai yra jo pagrindinis darbas. Tas vizijas kurti, tų idėjų ieškoti. Ateities lyderiai vadovai, kaip matote, turi kelti klausimus. Šiandien dienai kelti klausimą, formuluoti klausimą yra vienas iš sunkiausių uždavinių. Mūsų kultūroje truputėlį to nelabai mokame daryti. Nelabai esminius tuos klausimus keliame. Šiek tiek su jais vaikštome aplink esmę. Bet va štai kelti klausimus, tai yra būdas rasti kelius sunkumams įveikti. Ir tikslas, kaip matote, yra būti pirmu arba antru. Kodėl Velšas taip sakė? Kuomet jis pradėjo vadovauti General Electric korporacijai, ji buvo labai sėkminga. Bet laikmetis, kada jisai pradėjo šitą savo vadybinę veiklą toje korporacijoje, buvo pakankamai įtemptas. Labai panašus kaip ir šiandien mes, kad išgyvename. Ir dolerio kurso kritimas, ir labai nestabili tas dolerio kursas. Ir išsilaikyti su tokiomis didelėmis korporacijomis, va tose pirmaujančiose gretose yra labai sudėtinga. O vadybinė situacija buvo susikloščiusi tradicinė. Vadovas, bosas yra visažinis, visagalis. Toliau yra eilė įvairiausių ataskaitų, planų, popierinė dalis, kuri tarsi kaip ir buvo nusistovėjęs garantas, kad vadyba yra sėkminga, jeigu tu vadovauji šitaip, rašydamas planus, po to ataskaitas ir kurdamas visiems veiksmų seką, kaip reikia vieno ar kito tikslą pasiekti. Tai va štai jo užduotis buvo visai kita. Ne būti bosų visažiniu, o turėti tikslą būti pirmu. Va štai jeigu prisimintume vėlgi tą iliustraciją, reiškia, pakilus ant bangos, ant jos išsilaikyti. Nes jis sakė, kad jeigu tu būsi 3., 4. arba 50, vadinasi, tose įtemptose situacijose tu būsi suvalgytas. Nebesugebėsi tu sukonkuruoti ir tų procesų suvaldyti, todėl kad galingesnieji bus jau nužengę į priekį, kur kas toliau nei tu pats. Toliau pagrindinis principas – keisti, kol nevėlu. Tai yra jau tada, kada tu esi sėkmingas. Tai todėl, kai kitose auditorijose sutinkame bibliotekininkų, tai visada sakome, jeigu jūsų įstaiga yra sėkminga, tai jūs būtinai savo vadovui šitą knygą paprašykite paskaityti. Todėl, kad jis pasitvirtins savo sėkmėje ir įsitikins, kad reiktų ant tos bangos stengtis išsilaikyti, o nesivadovauti principu, kad tik nebūtų blogiau. Va čia yra tas klaidingas principas. Yra gerai, aš įtikėjęs, kad esu sėkmingas ir kam čia bereiktų daugiau stengtis. Svarbiausia, kad nebūtų blogiau. O va štai Džeko Velšo filosofija buvo kaip tik tai priešinga. Svarbiausia daryti pokytį tada, kada tu matai, kad jo reikia tam, kad savo pozicijas dar labiau sustiprintų.
o ne todėl, kad jau kažkokią labai įgilėjusią problemą spręstų. Nes tai tau yra užduotis savalaikė kaita, o ne tada, kada jau yra pavojai. Toliau vadovas turintis viziją tai yra žmogus, kuris stengiasi įkvėpti kiekvienam darbuotojui, jog reikia susitaikyti su pokyčiais. Paveikslėlis labai iškalbingas, kad tuose pokyčiuose tai esame tarsi kiekvienas tos dėlionės dalies nešėjas, ar ne? Ir tą dėlionę vis galim dėlioti kitaip, priklausomai nuo tų pokyčių, kurie mus įtakoja, ir vis gauti vientisą gražų mums reikalingą vaizdą. Dabar turbūt jau sutiksime su tuo, kad mums kaip švietėjams pokyčiai yra pats neparankiausias dalykas. Nes visą laiką iš mūsų yra tikimasi, kad mes pamokysim kažko tokio, kas leis mūsų mokiniams išėjus jau iš karto būti ko nors naujo labai išmokusiems. Mes tarsi esam užkoduoti, kad turim keliauti lyg ir viso ko priekyje, bet pokyčiai yra toks negailestingas dalykas, kad jie mus arba nubloškia ir mes vos spėjame iš paskos tų pokyčių ir dažnai taip atsitinka, jog mes pamatome, kad mūsų mokiniai šituose pokyčiuose yra kur kas greitesni ir kai ko moka daugiau nei mes. Tai belieka tik tai bendradarbiavime, va štai tuos pokyčius iš jų perimti ir pasidalinti ir pasinaudoti jais, ar ne? Tai va štai jau dabar turbūt mums įkvėpia iki galo, kad pats stabiliausias gyvenime dalykas tai yra pokyčiai, kurie niekada nesibaigs. Vadinasi, belieka tik tai išmokti, prie jų prisitaikyti ir su jais keliauti koja į koją. Ir štai ką jisai sakė, ką Džekas Velšas sakė. Svarbu labai kiekvieną įkinkyti į darbą, kiekvieno smegenis įkinkyti į darbą, kitaip tariant, padėti žmonėms peržengti tas nusistovėjusias ribas. Va čia ir buvo jo kelionės kryptis, tam, kad jis įveiktų tas nusistovėjusias tradicijas valdyme. Tik tai tokiu būdu jisai matė galimybę peržengti ir padėti įkvėpti žmonės, kad jie būtų irgi tiek pat ryžtingi ir drąsūs, kad galėtų peržengti ribą, jog bosas visažinis. Kad reikia nustoti laukti iš savo viršininko kažkokių detalių instrukcijų, todėl kad jis jas gali duoti ir klaidingas, nes ne čia yra jo darbo laukas. Tai va štai kovoti su biurokratija, dubliavimus ir ta pompastika ir dykinėjimu, kuris buvo tada kaip tik tai tame laikmetyje labai ryškus vadyboje. Tai ir buvo kelias prisitaikyti prie pokyčių ir taip pat ten būti aktyviais. Toliau kita mintis, tas keistis kol nevėlu, tai yra kurti naujas konkurencingumo taisyklės. Tam, kad galima būtų va štai diktuoti tą kokybės sampratą pasaulio. Jeigu dabar mes Kaune, sakykime, įvardyjame vieną ar kitą įstaigos pavadinimą, sakome, KTU gimnazija, jėzuitų gimnazija, ne? Tai daugiau mažiau mes įsivaizduojame va štai tą kokybės, reiškia, ženkliuką, kurį ta įstaiga neša. Tai va štai jo užduotis ir buvo, kad stengtis pasauliui savo korporacijos kokybę padiktuoti. Tai dabar jeigu įsivaizduotume, kad mums labai aktyviai kalba apie tai, kad jau artėja tas laikas, kai turėsime pereiti nuo antžeminės televizijos transliacijos prie skaitmeninės, ar ne? Ir čia, sako, yra du būdai prie to sklandžiai pereiti. Arba nusipirkti priedėlį prie savo esamo televizoriaus, arba pirkti naują televizorių. Tai dabar, jeigu turime pakankamai pinigų ir einame pirkti televizorių, tai greičiausiai ieškosim tam tikros kokybės. Ir mes žinome, kad tą kokybę mums diktuoja tokie kokybės ženklai kaip Sharpas, Panasonicas, Toshiba, ar ne? Greičiausiai mes eisim šitos kokybės ieškodami. Svarbu tik tai, kad būtume įgalūs nusipirkti šitą kokybės ženklą. Nes ji mums garantuos, kad po 10 metų mes lygiai taip sėkmingai tą televizorių žiūrėsime, ar ne? Ir juo naudosimės, o ne po metų bėgsime į taisyklą arba ieškosime kažkokio kito. Tai visą šitą mintį galima perkelti ir į tą savo kasdienybę, galvojant apie savo įstaigą. Tai kągi čia tokio reiktų toje kokybėje padaryti, kad būti ryškiu, kad būtent mano įstaigos kokybės ateitų tėvai su savo vaikais, kad būtent mūsų įstaigos vertybės jiems būtų labai svarbios, nes tai yra kokybės garantas, laidas, dedamoji dalis.
Toliau apie vadovo viziją, kalbant pirmojoje dalyje, Velšas sakė, jog yra labai svarbu pripažinti tikrovę, todėl, kad tik tai tokiu būdu blogą padėtį galima paversti puikia. Ir čia jisai sakė, kad reikalinga sugebėti nusiimti ružavus akinius ir priimti tikrovę su visais patogumais ir nepatogumais. Ir sunkumais, ir blogybėmis, kurios yra, jos yra neišvengiamos, tik tai jas reikia priimti tikroviškai. Lygiai kaip ir savo įstaigą reiktų įsivaizduoti tikroviškai, o nesistengti ją visiems pristatinėti ir deklaruoti kaip nepaprasto grožio obuolį, apie kurio turinį labai dažnai paslapčia žinome, kad jau kai kuriuose vietose būna, kad ir suabejojame. Tai vat visą laiką, reiškia, patys save tada laikome tokioj, pavojingoj situacijoje. Nes jeigu iš tiesų kas nors į tą mūsų vidų labai gerai pasigilins, tai greičiausiai ras mūsų to vidaus trūkumus ir galbūt net papūvusias vietas. Tai va štai tas tikrovės priėmimas ir pripažinimas vienas iš svarbiausių dalykų tam, kad tikrą ir teisingą viziją susikurtų, kad neitum pseudo vizijos keliu. Toliau Velšas sakė, kad supažindinti savo komandą su bendraisiais tikslais, tai yra vizijos kūrimo būdas, bet ne su išsamiom žaidimo taisyklėm. Velšas sakė, jog tie, kurie yra veiksmo vykdytojai, jie geriausiai žino, kaip reikia daryti. Ir detalias taisyklės susikurs jie patys. Tik yra labai svarbu skirti laiko susitarimui, kas yra mūsų bendroji vizija. Ir įsitikinimui, kad ji išties yra teisinga. Ir kad tas mūsų pasirinktas kelias ir kryptis mums yra vieninteliai teisingas. Tai va štai čia yra vadovo darbo laukas ir labai dažnai taip atsitinka, kad jeigu pametame vadyboje arba lyderystėje savo šitą esminę svirtį, tai kai ateina laikas atsiskaityti, kai tokie negailestingi procesai kaip atestacija ateina, ir tu stovi ant slenksčio tos atestacijos ir mėgini sudėti visą tą savo patirtį ir ją apibendrinti, tai labai dažnai pamatai, kad jeigu tu kūrei tas žaidimo taisyklės, tai tu nelabai darei savo esminį darbą. Ir tas iliustracijas, kuomet reikia pateikti, jų kažkaip ima ir pritrūksta. Ir tada labai skaudžiai susiduri su savo tiesioginiu darbu ir tiesioginiu pareigų vykdymu, su savo tą tikrąją lyderystę. Pamatai, kad jinai dėja truputėlį klaidžiojo ir slidinėjo kelyje, ne? Toliau, trečiasis dalykas Džeko Velšo filosofijoje yra ganėtinai negailestingas. Diegti savo darbuotojams įmonės vertybės, kitaip tariant, pasilikti dešimtukininkus ir atleisti dvejetukininkus. Tai čia yra jo kadrų politikos toks kaip ir esminis devizas. Jeigu taip detaliai paklausom įdėmiai filosofo Juozaičio vertinimus ir apibendrinimus apie tai, kas yra sėkminga įstaiga, sėkmingai veikianti įstaiga ir net nebūtinai švietime ar nešvietime, tai akcentas visada yra tas pats. Sėkminga ta, kuri susitarusi dėl vertybių. Ir labai tvirtai jų laikosi. Tikrai nuo vadovo iki paties žemiausio pavaldinio, dėl jų yra susitarta, jomis yra giliai tikėta, jos yra puoselėjamos ir jomis yra vadovaujamas. Tai va štai, jeigu pasigilintume dar labiau į šitą vertybių ir rezultatų atitikmenį ir lygiagretę, kurie vadovavosi Džekas Velšas savo toje kadrų politikoje, tai galėtume savo įstaigą išsimatuoti va štai tokią matricą. Jos tokios kaip lentelės knygoje nėra, jinai kaip vientisas tekstas, bet jin labai gražiai sugula va štai tokią lentelę. Tai kaip matote, tie dešimtukininkai tai būtų A skilties žmonės, kada vadovas lyderis mato, jog tai yra itin paisantis ir puoselėjantis vertybės, įstaigos vertybės žmonės. Ir tuo pačiu jie labai tiksliai laikosi įsipareigojimų. Tai va štai į tokius Velšas investavo ir tokius jis stengiasi kelti į viršų ir skirti vadovaujančių brandžių lyderiais. Šiek tiek kita situacija yra su tais, kurie ištikimi yra vertybėms, tačiau truputėlį ne visiškai įsipareigojimų pilnai laikosi ir paiso.
Tai čia buvo tokia grupė žmonių, į kuriuos Velšas taip pat sakė, kad vertėtų investuoti, tik tai gali būti, kad galbūt jie yra ne toje situacijoje ir ne tą darbą dirba. Jiems tiesiog reiktų suteikti kitas sąlygas, perkelti juos į kitas sąlygas ir ten jie savo tuos gebėjimus, tas kompetencijas greičiausiai, kad atskleistų kur kas plačiau ir būtų naudingesni. Tai va čia jie tada, tai grupiai žmonių, jisai tiesiog suteikdavo galimybės pasireikšti kitose srityse. Jau gerokai liūdnesnė situacija yra su tais, kurie patenka į C skiltį, ar ne? Nelabai malonių perspektyvų žmonių grupė, ar ne? Kuriems puoselėti vertybės nėra taip labai svarbu. Na, įsipareigojimai taip pat, maždaug per viduriuką, ar ne? Kai pavyksta, tai žodžiu, toks, sakykime, tai yra, greičiausiai tai yra grupė žmonių, kurie yra formaliai atliekantys savo pareigas ir nieko daugiau. Na ir pati, ta dvejetukininkų grandis, tai yra ta D skiltis, į kurią Džekas Velšas sakė, visiškai neverta investuoti, nei jokių resursų neverta dėl tų žmonių eikvoti, kadangi vien todėl, kad jie nėra ištikimi toms vertybėms, jie niekada nebus tiek naudingi ir vertingi įstaigai, kaip visi likusieji, kurie daugiau ar mažiau yra perspektyvūs. Ir vykdydamas va štai šitą kadrų politiką, jis išlošė ta prasme, kad atleisdamas greičiau, va štai ir nustatęs ir atleidęs greičiau tuos taip vadinamus dvejetukininkus, jis gebėjo išsilaikyti va štai tose pirmose pozicijose ir buvo sėkmingas su savo gamyba. Ir todėl sumažinti darbo vietų jam reikėjo labai nedaug. Ir jisai sakė, kad jeigu aš būčiau šito nedaręs savo laiku, tai greičiausiai būtų kritusi mano ta sėkmė, būtų kritusi mūsų gamyba, būtų kritę mūsų uždarbiai ir tada man būtų reikėję dar labiau susispausti, dar daugiau darbo vietų sumažinti ir dar daugiau žmonių atleisti. Logika labai paprasta. Tai vat, kada pamėginau, kaip ir sakiau, kadangi knygą skaičiau iš savo vadybinės patirties ir kai pamėginau šitą matricą užsidėti ant savo kolektyvo, kokį vaizdą pamatysiu, tai vieną tokią išvadą savo pasidariau, kad labai gražiai pasimato tas vertybių puoselėjimas ir laikymasis per mokytojų tarybos posėdžius, kada mes apibendriname mokinių rezultatus. Ir labai dažnai taip atsitinka, kad yra grupė mokytojų, kurie yra, bent jau jie taip deklaruoja, kad jie yra labai principingi vertinimo sistemoje. Ir ganėtinai principingai vertindami vaikus, vis laiks nuo laiko labai nemenką sąrašą nepatenkinamai vertinamų mokinių turi. Ir mokslo metų pabaigoje taip pat. Ir dažniausiai būna taip, kad kada kalbamės ir klausime, o kodėl jums kodėl taip yra, tai dažnai jie ir sako, kad esu principingas, negaliu savo autoriteto aukoti ir praleisti pro pirštus, ir jeigu kiti darote lengviau ir tuos teigiamus įvertinimus rašote lengviau, tai greičiausiai kolegos esate neprincipingi. Ir dėl to man yra labai sunku. Bet tada tenka prisiminti vieną iš įstaigos vertybių, kuris skamba taip: priimti kiekvieną tokį, koks jis yra. Tai kaipgi čia tada yra? Ar neatsitinka tada, kad vis dėlto su savo principingumu esi įsipareigojimų vykdytojas ir per negaliu tikslo siekėjas? O tą priimti kiekvieną kaip tokį, koks jis yra, jau yra antrame, trečiame, o galbūt ir iš viso net nedėmesio centre. Todėl, kad ne kiekvienas gali taip atlikti, kaip tu iki galo super principingai reikalauji. Tai užsidėti šitą matricą į savo įstaigos vaizdą pamatyti labai verta. Ir Džekas Velšas sako, kad reikia laiku tai daryti, kad neatsitiktų, jog vieną dieną lyderis apsižiūri, kad nelabai vertybių paisančių žmonių aplinkoje beliko. Visi nukeliavo savo tikslų ir įsipareigojimų keliais, o įstaigos vertybės ir liko pamirštos. Labai dažnas atvejis yra, kad mes tų įstaigos vertybių nelabai ir žinom, nes dėl jų netaip labai aktyviai ir tarimės. Tai už tai ir yra akcentas, kad vertybės paisantis žmonės įstaigoje yra patys vertingiausi.
Toliau dar viena mintis, kuri yra labai įdomi ir paradoksali. Džekas Velšas sakė, kad mažiau vadovauti vadinasi geriau vadovauti. Bet čia šitoje vietoje jisai sako, kad tai nereiškia, kad visi vadovai po pietų pertraukos turi išeiti žaisti bridžą arba golfą. Jie turi dirbti savo darbą. Tačiau tai nereiškia, kad jie turi nuolat žvilgčioti per petį ar pavaldiniai daro taip, kaip jie įsivaizduoja, kad yra vieninteliai teisingai. Į tą savoką mažiau vadovauti vadinasi geriau vadovauti, jisai įdeda tokias dedamasias dalis kaip pagarba darbuotojui, kadangi ta pagarba darbuotojui tai ir yra būdas ir priemonė tarpusavyje pasidalinti atsakomybėmis ir prisijimti atsakomybės jomis dalinantis. Ir tai įkvepia veiklai. Tai yra garantas teisingai atlikti ir tikslą pasiekti. Toliau jisai sako, jog kita dedamoji dalis tai yra leidimas atlikti savo darbą, o ne žiūrėjimas, kaip sakiau, per petį, ar jis tikrai daro, ar tikrai šiuo metu, nes man taip atrodo, kad jis jau turėtų dabar čia kažkokį veiksmą daryti, ar ne? Prisimenat, mes kalbėjome, kad vadovo lyderio užduotis yra viziją sukurti, idėjas rasti, atpažinti, jas atiduoti, dėl jų susitarti ir toliau jau palikti atsakomybę pasidalinus, veikti tiems, kurie geriausiai žino, kaip reikia padaryti. Taigi mažiau vadovaujantis turi daugiau laiko savo tiesioginiam darbui. Bet jis turi laiko tų idėjų paieškai. Jis tyria aplinką, jis tyria rinką, joje bando susiorientuoti, rasti savo įstaigos vietą, kiek mes čia sėkmingi, ar mes iš tiesų dar vis ant bangos, ar mes tą savo iškeltą ryškų, ryškiai išskirtinį ženklą vis dar svarbus ir matomi toje rinkoje, ar nespėjo kas nors mūsų jau aplenkti. Va štai čia yra vadovo lyderio veiklos laukas. Ir todėl mažiau vadovaujantis, kitaip tariant, mažiau kontroliuodamas, jisai turi daugiau laiko daryti savo veiklą. Toliau jisai sako, kad sukūrus viziją pasitraukti iš kelio, tai reiškia pasidalinti darbais ir erdvėmis, geriausiams darbuotojams tinkamą darbą atiduoti, ar ne? Kitaip tariant, jau žinoti, užsidėjus tą matricą, kas ką geba, kad kiekvienas būtų pagal savo tuos gebėjimus veikloje, ar ne? Ir toliau yra labai svarbi kita dar dedamoji dalis, kurią vadovui yra labai svarbu irgi laiku ir teisingai atlikti, tai išteklius paskirstyti. Ir čia Velšas sako, kad jeigu vykdytojai sako jums mintį, kad norint pasiekti to tikslo, mums reikalinga kompiuterizacija arba techninės priemonės, tai vadinasi, jas ir reiktų kažkaip įsigyti ir juos reiktų būtent tuo aprūpinti, o ne pulti galbūt pirkti naujų baldų, kas gal tau kaip lyderiui, kaip žmogui, kuriam labai yra svarbi estetinė aplinka, tuo tarpu norisi jų čia pripirkti. Pasirodo, kad tiems vykdytojams, kurie prisijėmė atsakomybę dėl to tikslo ir dėl tos vizijos, yra svarbu ją pasiekti ir jiems reikia priemonių, jiems reikia išteklių. Tai va, dėl to vadovas ir turi duoti ir teisingai paskirstyti tuos išteklius. Ir tai yra dar vienas jo veiklos laukas. Ir padaryti tai reikia laiku ir teisingai. O ne, kaip sakau, pulti pirkti baldus, kai sako tie vykdytojai, kad galime ir su tą aplinką puikiausiai dirbti ir nieko čia dėl to blogai nebus, tikslą mes tikrai pasieksime. Toliau vadybos strategija, kuri padeda tapti konkurencingiems, Džeko Velšo sukurta, yra labai panaši į šachmatų partiją. Mes dabar ją pasižiūrėsim ir aptarsim, įsivaizduodami, kad tai yra toks veiklos modelis vadovui, lyderiui, bet jeigu nusileistume į savo kaip klasės lygmenį, tai ko gero galim labai panašiai įsivaizduoti, kad panašias partijas žaidžiame ir mes kaip mokytojai. Todėl, kad, kaip sakiau, turime neišvengiamai konkurencinį lauką. Todėl, kad turime pinigus, dėl kurių ir konkuruojame. Tai va štai pirmasis tos partijos žingsnelis tai yra rinkos tyrimas. Kitaip tariant, orientacija aplinkoje. Kas, ką, kodėl daro, ar ne? Antrasis žingsnelis toje partijoje yra per pastaruosius 3 metus konkurentų žingsniai. Ką jie darė? Pavadinimą keitė,
įstaigoje kažkokias naujas disciplinas įvedė, galbūt neformalaus ugdymo daugiau padarė įvairesnį, dar kažkokius judėjimus galbūt suaktyvino, kas labiau motyvuoja vaikus mokytis, ar ne. Gal ugdymo plane kažkokius įdomius atradimus padarė. Tai va štai vadovo lyderio rūpestis yra susiorientuoti, kas per 3 metus tų konkurentų veikloje buvo matoma, ryšku. Toliau yra labai svarbu tame kontekste įsivertinti, kas per tuos 3 metus pas mane įvyko. Ar aš vis dar vadovavausi tuo, kad esu sėkmingas ir galvojau, kad nebūtų blogiau, ar aš irgi judėjau į priekį ir su kolektyvu kažką dariau, ar ne, kad irgi būtume patrauklus, truputį kažkuo kitokie, kad pas mus vaikams būtų įdomu, galbūt mes sugalvojame, kad jie pas mus ilgiau dieną gali praleisti, nes tėvai labai užimti ir jie nori, kad vaikai būtų prižiūrėti, gal čia mes kažką patvirtinom šitas pozicijas. Žodžiu, va tas 3 metų savo veiklą įsivertinti. Toliau, gal šia sako, neaišku kokiais būdais, bet yra labai svarbu atspėti, ką toje rinkoje artimiausių metų numato konkurentai daryti. Ką dar naujo jie įves, ką dar jie patobulins. Kaip sužinoti, čia jau yra to lyderio uždavinys ir jo meistriškumas. Na ir toliau, sekantis žingsnelis, kaip užbėgsim už akių. A ką mes dabar darysim, jeigu jie tai dar sugalvoja. Tai va štai ta nuolatinė šachmatų partija, kurią tenka žaisti, yra labai svarbu, kad būtų atpažįstama ir žinoma ne tik tai lyderiui, bet ir visiems, kurie esame šalia to lyderio. Bet dėl to ir yra labai svarbu, kad kiekvienas būtų įtikėjęs ir prisitaikęs ir gebantis veikti pokyčių pasaulyje, taip aktyviai, kaip to reikalauja veikla ir kaip matote, kas 3 metai vis mėginti įsivertinti ir vis keliauti toliau ir toliau ir toliau, išlaikant save ant tos ryškios bangos. Toliau antroji dalis, kaip ir sakiau, yra skirta pokyčiams ir tokiems revoliuciniams pokyčiams, kuriuos Džekas Velšas mėgino savo veikloje diegti. Ir čia keletą tokių citatų iš jo dienoraščio. Jisai sakė, kad pasaulis juda tokiu greičiu, kad jeigu ateities lyderiai užsiims tik tai kontrolę, vadinasi, jie veikloje trukdys ir taip sparčiai veikti bus neįmanoma. Todėl, kad kontrolė tai yra stabdis. Dažniausiai tai yra, pagal mūsų liaudies patarlę, tai yra pagalys ratuose. Ji yra reikalinga, bet tik tai tam tikrų laikų ir labai tikslinė, o ne nuolatinė. Vat kaip ir sakiau prieš tai, tas nuolatinis žvilgčiojimas per petį, ar tie veikėjai veikia teisingai mūsų įsivaizduotą kryptim ir mūsų įsivaizduotais metodais. Toliau, kaip ir sakiau, labai svarbu pokyčiuose matyti daiktus tokius, kokie jie yra, o nesistengti užsiimti saviapgaulę. Todėl, kad greičiausia, tai vėlgi neleis pamatyti tų pokyčių ir va štai toje šachmatų partijoje bus labai sunku matyti konkurentų žingsnius. Nes tuose pokyčiuose yra labai svarbu mokytis iš konkurentų. Čia Džeko Velšo viena iš tokių idėjų buvo, kad pagrindinis mokytojas tavo tai yra konkurentas. Na ir trečioji mintis, kuri yra labai svarbi pokyčiuose, tai yra būti atviriems. Todėl, kad norint sužinoti, ką daro konkurentas, reikia ir save atskleisti. Tai šitoje vietoje aš visada pagalvoju apie tai, kaip mes elgiamės savo įstaigoje, ar pakankamai atviri esame patys. Tai įvertinus tai, kad praktiškai jau nusipiešę Lietuvos žemėlapį ir pasižymėję, kiek ir kokių delegacijų esame priėmę kolegų mokytojų iš įvairių vietų, tai matom, kad jau praktiškai visa Lietuva pas mus apsilankė. Ir dažniausiai visada sakome, kad tai, ką matote, tai, ką mes pasakojame, filmuokite, fotografuokite, mes viską jums atiduodame, prašau. Todėl, kad reikalas čia yra tame, kad pačią idėją atiduoti, tai nereiškia, kad kiti bus tos idėjos plagiatoriai. Tiesiog informacijos tarp eilučių
niekada nepasiims žmonės. Jie pasiims tiesiog tą faktą, kurį tu jiems atiduodi, bet pačią idėją. Bet ją įdiegti, įgyvendinti būtent savo įstaigoje visada yra kitas ir individualus kelias. Tai todėl būti atviru yra labai naudinga, labai reikalinga, nes eidamas į kitus, tu lygiai tą patį atvirumą tikėtina, kad susitiksi ir greičiausiai vėlgi įvyks tas pasidalinimas idėjomis. Ir tu būsi labiau orientuotas tada toje aplinkoje ir rinkoje. Mokymosi kultūroje jisai sakė, kaip ir sakiau tą akcentą, kad mokytis iš konkurentų visada yra labai svarbu, išmokti mokytis iš konkurentų. Ir žinoti, jog kas nors, kur nors visada turi geresnę idėją. Tai čia šitoje vietoje norėčiau pasidalinti įspūdžiais apie tai, kaip teko ne taip seniai būti Kaliningrado srityje. Ir štai įsivertinant tai, kad mes tai jau čia europiečiai, mes tarsi jau labai greitai perimame labai gerą užsieniečių patirtį ir tarsi tokie kaip ir labai jau ryškų savo veikloje. O va štai rusiška patirtis. Kaip galima būtų kompiuterizuoti valgyklos darbą arba tėvų informavimą. Valgykloje, kadangi mes lankėmės gabių vaikų licėjuje, ten mokosi virš 900 mokinių ir dalis iš jų, ganėtinai didelė dalis, gyvena bendrabutyje ir todėl reikalingas 3 kartų per dieną maitinimosi, reiškia ta seka. Kita dalis vaikšto į mokyklą, kadangi mieste gyvena, bet taip pat turi pavalgyti. Tai valgyklos darbas yra pakankamai intensyvus ir ganėtinai apkrautas. Tai va štai valgykloje kiekvienas vaikas, turėdamas savo magnetinę kortelę, prieina prie monitoriaus, jų yra 3 valgykloje, jie yra valdomi ekranas rankos palietimu. Kiekvienas vaikas prieėjęs savaitės pradžioje išsitraukia bendrąjį valgyklos meniu ir susidėlioja savo kasdieninį meniu, ką jis numato valgyti savaitės bėgyje. Valgykla tuo tarpu žino, apibendrinus pagrindinėme kompiuteryje duomenis, valgykla žino, kiek ir kokių patiekalų ji turės kurią tai dieną paruošti. Tuo tarpu vyksta, aišku, ir lankomumo apskaita. Šitoje vietoje įsivaizduojant mūsų nemokamą maitinimą ir visas kančias, kurias reikia praeiti tam žmogui, kuris už jį yra atsakingas ir veda apskaitą, tai čia yra labai didelis palengvinimas, va štai toks kompiuterinis būdas ir tų duomenų apdorojimas. Tada valgykla dirba be nereikalingos gamybos, jinai turi labai mažai atliekų, vaikų maitinimasis yra labai aiškioje ir greitoje apskaitoje, o štai tėvų informavimo sistema, jinai taip pat yra kompiuterizuota, prie budėtojo, įeinant į mokyklą budėtojas sėdi ir ten stovi tokia kolonėlė, labai panaši lygiai kaip ir pas mus dabar, kai mes nueiname į banką, kažkur traukiame tą akies talonėlį. Tai panašių principų kolonėlė tokia stovi, ten taip pat yra monitorius valdomas ranka ir kiekvienas tėvelis, jie yra apmokyti naudotis tuo kompiuteriu, prieėjęs susiranda savo vaiką ir susirenka visą informaciją apie tai, kas yra jam svarbu. Kokie yra to vaiko pasiekimai, kuris yra dalyvavęs, kad ir tą patį maitinimą, kiek reikia susimokėti pinigų, kokių mokesčių jis dar nesumokėjo, nėra atsiskaityta dėl gyvenimo sąlygų. Ir mato tas probleminės vietas, pas kuriuos pedagogus jis turi nueiti pasikalbėti. Ir dėl to auklėtojas jau neturi čia gaišti laiko, bėgioti, aplink kiekvieną šokinėti, įvedžioti. Tiesiog tėvai yra tame savarankiški ir gali naudotis ta sistema savo patogų laiku. Tai va štai tolima Rusija ir nelabai kažkokie į priekį pažengę procesai, kuriuos mes ten girdėjome bendrai švietimo sistemoje, yra labai daug kas vėlgi ir suvaržyta, ir sudėliota į tam tikrus rėmus, mes iš tiesų turime kur kas daugiau laisvės, bet va štai šitos idėjos tikrai buvo labai patrauklios ir įsivaizduojant tą momentą, kad va štai ten kažkas tokią idėją turi ir tu ją parsivežiai, belieka ieškoti galimybių tą idėją įdiegti. Ir va štai šitoje mokymosi kultūroje, kad reikia mokytis iš konkurentų ir iš visų tų, kurie yra vienas iš kito taip pat, tų, kurie yra aplink mus, Džekas Velšas 3 tokius dalykus pasakė kaip labai svarbius. Vienas iš jų, kad dalintis idėjomis reikia su visais ir rengti įvairius susitikimus
susirinkimus, neaišku, nesvarbu ką, kad tik tai tų idėjų būtų įgarsinta kiek galima daugiau. Toliau jisai sakė, kad yra visiškai nesvarbu, iš kur tos idėjos atkeliauja. Kitą kartą gali būti ir taip, kad mūsų technikinis personalas, kuris yra šalia mūsų kaip stebėtojas, gali pasakyti labai gerų idėjų, todėl kad jie stebi mus iš šalies ir jie daug ką mato truputėlį atviresnėm akim. Tai vat jis ir sakė, kad atrasti ir įgyvendinti geriausias idėjas, nesvarbu, iš kur jos būtų atėję. Ir toliau jis dar vieną labai svarbų dalyką pasakė, kurį dabar pabandykit pasamprotauti ir pasakyti jūs ir laimėti prizą. Mes turime šiandien prizų fondą. Klausimas jums būtų, kaip jūs manote, kurios geros idėjos yra bevertės? Geros, bet bevertės. Kurių nieks nepalai? Arba tiksliau? Kurių niekas neįgyvendina. Visiškai teisingai. Aš sveikinu, jūs laimėjote prizą. Taip, iš tiesų jis taip ir sakė, neužtenka turėti gerą idėją. Vat apsikabinti ir sakyti, kokią gerą idėją aš turiu, ar ne? Svarbu ją įgarsinti ir įdiegti, pasistengti, kad ji būtų įdiegta. Taigi dabar jums prizas. Prizo turinys. Kadangi lyderių laiko ženklas yra šokoladas, nes mokymasis yra saldus ir skanus procesas, tai jūs gausite šokoladą. O kadangi mes važinėjame su šito projektu po Lietuvą, tai šokoladas bus Lietuvos kontūras. Prašom. Belieka linkėti, kad iš tiesų taip ir atsitiktų, ar ne? Turint gerą idėją ją atiduoti ir pasistengti, kad ji būtų įgyvendinta. Trečiojoje dalyje, kaip sakiau, kalba eina apie boso veiksnio panaikinimą. Aš jau pradžioje minėjau, kad tai buvo Velšo vadybos laikas, tai buvo toks laikas, kai bosas buvo visažinis. Ir praktiškai tais generaliniais vadais, pačiais stambiausių korporacijų valdytojais, buvo tampama iki gyvos galvos. Tai va štai, Velšo filosofija buvo visiškai priešinga. Jisai stengiasi, kad tas bosas tai būtų tik lyderis, aišku, tai yra labai daug, bet kad jis dirbtų savo darbą ir atsisakytų tos visažinystės. Todėl, kad šitaip vykstantys procesai, kaip jisai sakė, yra pats didžiausias trukdis, todėl, kad jie diktuoja labai daug biurokratijos. Ir va štai žiūrėkite, 97 metais kokį sakinį jis yra pasakęs. Kad tuo laiku atsitikdavo taip, kad kluonas sudega, kol tu ten bandai prasimušti per tas visas biurokratinės situacijas, berašydamas įvairiausius raštus. Tai vat pagalvojus apie šiandienos Lietuvos situaciją ir švietimą, tai greičiausiai, kad mes vis dar esame šitoje situacijoje. Todėl, kad jeigu pagalvoti apie tai, kaip mūsų direktoriams tenka tvarkytis ūkiniuose reikaluose, ar ne, ir kiek laisvės yra naudotis tai tomis finansinėmis galimybėmis, ir kokius jie išgyvena patikrinimus ir kokias išvadas po tų patikrinimų jiems pateikia auditoriai, ar ne, tai būna ganėtinai liūdnos situacijos. Turbūt dažnas žinom apie tai, kaip daug labai problemų turim direktoriai dėl to, kad teka stogas. Todėl, kad jie visi dažniausiai yra štai tie plokštieji, o ne šlaitiniai, ar ne, ir čia labai dažna patirtis. Ir pavasario laikas, kai nespėjai žiūrėti, tai vienoj, tai kitoj vietoje yra tas tekantis stogas. Ir neduok die tau šitoje situacijoje susitvarkyti savarankiškai su savo technikiniu personalu. Vat atėjo vyrai, išsprendė tau problemą ir tu jiems užmokėjai už papildomai atliktą darbą. Ir atėjo koks nors tikrintojas ir pradeda vardinti, o kodėl tu nerašai rašto į ūkio poskyrį, o kodėl ūkio poskyris nerašė rašto ten kreipdamasis, o kodėl tu tokio leidimo negavai ir kodėl tu išvaistei lėšas visiškai ne pagal paskirtį. Tai taip vat ir atsitinka, kad įveikiant va šitas biurokratinius lenkščius, žmonės iš tiesų labai dažnai nuleidžia rankas ir jiems tikrai to ryžto ir nebepakanka. O va štai po tų visų revoliucinių pokyčių, kuriuos jam pavyko pasiekti, jis pasakė kitą sakinį.
kad jeigu dabar Delyje esančios korporacijos kažkokioje dukterinėje įmonėje, kuriam nors iš vadovaujančių lyderių iš manęs kažko reikia, belieka tik atsiųsti faksogramą. Tai šiandien dienai greičiausiai kokį nors elektroninį laišką ir pasakyti, kad man taip ir taip ir taip reikia padaryti. Ir viskas, toje vietoje problema ir sprendžiasi. O ne tų begalinių raštų gausa, kuri iš tikrųjų, kaip ir kalbėjome, tą stogo skylę išdidina iki patalpos dydžio. Ir jau nebežinom, kaip ją lopyti ir tų finansų, kur kas daugiau reikia, norint tą problemą išspręsti. Toliau Džekas Velšas savo lyderystėje iškėlė 3 esminius šūkius. Apie tai, kad reikia būti spartiems, kitaip tariant, kad ir didelė mūsų būtų įstaiga, mes turime taip greitai veikti, kaip veikia mažosios. Tai čia turbūt yra labai kasdieninė patirtis iš to, kaip mes einame į parduotuvę. Jeigu nueiname į mažąją parduotuvėlę ir ten esame nuolatinis klientas, tai labai dažnai pardavėja mūsų klausia, ar jums kaip visada? Oi, ne, šito nepirkite, čia nešviežia, pasiimkite va štai šitą, ar ne? Ir tai yra darbas klientui, požiūris į klientą kaip į labai svarbu asmenį, ar ne? Didelis centras, atėjom, prisikrovėm nežinia ko, išleidom daug pinigų, parėjom, kadangi išėjom be sąrašo, greičiausiai parsinešėm nežinia ką, išsileidom pinigus, o ko reikia, to vis tiek neturime, ar ne? Tai va štai ta sparta didelės įmonės turi perimti mažesniųjų dvasią, buvo vienas iš Džeko Velšo šūkių. Antrasis yra paprastumas. Ir vėlgi iš kasdienybės, tai kas paprasta, kas pasakyta labai paprastai ir aiškiai, mums yra priimtiniausia. Tai vat jis ir sakė, veiksmingiausias tas pranešimas, kurį lengva suprasti. Jeigu ilgais išvedžiojimais bandome įtikinti tuo, kuo ir patys nelabai tikime, tai greičiausiai nieko ir nepavyks. Tai va štai siekti paprastumo. Na ir trečiasis šūkis yra pasitikėjimas savimi. Padėti kiekvienam iš pavaldinių, kiekvienam iš darbuotojų suvokti, kad ir mažiausios pastangos, ar kad ir ta pati idėja yra labai svarbi, todėl kad tas indėlis, jisai į įmonės sėkmę, lašas po lašo susideda kaip visuma. Ir todėl va, tas pasitikėjimas savimi kaip lyderiui yra svarbus, nes iš to yra jėga įkvėpti pasitikėjimą kiekvienam šalia esančiam kolegai, bendradarbiui ar veikiančiam kartu vadybinėme lygmenyje komandos nariui. Toliau Džekas Velšas naudojo tokią programą Šalin, kurios pagalba kūrė įmonę be sienų. Tai yra tokia įdomi labai programa, jie galima pasinaudoti kur kas paprastesnių modelių ir pas save darbe. Aš pamėginsiu trumpai ją papasakoti, jums pasakyti, kaip veikia šitas modelis ir kaip galima supaprastintų būdų ją prisitaikyti. Paprastai tai būdavo toks kaip ir seminaro pobūdžio užsiėmimai, 3 dienų, didelė grupė žmonių, įvairaus lygmens ir pavaldinių, ir vadovų vidurinio lygmens, ir aukščiausio lygmens vadovų grupė, maždaug apie 60 žmonių grupė, būdavo išvežama į užmiestį. Su sąlyga, kad visas 3 dienas ta grupė būna kartu ir niekur nejuda į savo namus, į savo naminę aplinką. Pirmosios dienos metu vienas iš vadovaujančių vadovų pristato savo poskyrį arba skyrių, kuriam vadovauja. Pristato jo veiklos esmę, indėlį į bendrąją veiklą, sėkmę, kiek yra sėkmingas, ir įvardyja vieną pagrindinę problemą, kuri trukdo siekti tikslo. Visi tik klauso šitos žinios, nieko nesižymėdami, bando įsigilinti į tai, ką tas vadovas kalba. Po to, kada pristatymas yra baigiamas, visi yra suskirstomi į darbo grupės, kuriuose būtų vėlgi įvairaus lygmenų žmonių. Ir vadybos lygmuo, kad būtų, ir pačios žemiausios grandies žmonių, kad būtų. Ir tada ta darbo grupė išsiskirsto dirbti visą vieną dieną su ta problema. Ji gauna visą informaciją, kuri buvo pristatyta, ir išsiskirsto dirbti. Jų tikslas yra
išanalizuoti šitą iškeltą problemą suformuluotą ir pasiūlyti kiek galima daugiau jos sprendimo būdų. Po to būtina yra pasirašyti, kas konkrečiai tą sprendimo būdą pasiūlė. Koks X žmogus, kur ir ką jis veikia ir kodėl jisai šitą sprendimo būdą siūlo. Po to trečioje dienoje vėl būdavo susirenkama į bendrąjį susirinkimą ir tas žmogus, tas vadovas, kuris pristatė savo problemą, jis išklauso visų darbo grupių, kągi siūlo žmonės, kaip tą problemą spręsti. Po to jis turi užduoti išsirinkti nedaugiau kaip 3 būdus iš visų pasiūlytų. Greičiausiai tų būdų būna daugiau, ten 10 yra skaičiuojama. Išsirinkęs 3 turi įvardinti, kuriuos konkrečiai jis pasirinko, kad autoriai, kurie ten, kaip sakiau, yra įvardinti, išgirstų, jog būtent jų būdas yra pasirinktas. Ir šitaip tos 3 dienos baigėsi, jie išsiskirsto. Po to tie, kurių būdas yra pasirinktas, turi užduoti. Laikas nuo laiko skambinti, domėtis, teirautis, ar tikrai jų būdas taikomas ir kaip sekasi tą problemą spręsti. Kitaip tariant, atsakomybė yra pasidalinta ir vykdytojo, ir to, kuris siūlė. Iki galo yra aktyvumas ir kalbėjimasis apie tai, kaip viskas vyksta iš to, kas buvo pasiūlyta. Šitokiu būdu buvo vengiama bereikalingų veiksmų, buvo mokomasi formuluoti problemą, ją tikrai išgryninti kaip po tokią, identifikuoti, kad būtent tai yra problema ir keliaujama tikslingai į sprendimą. Tai vat jeigu pasirinkti paprastintą būdą, galima būtų susiformuluoti savo problemą ant lapo popieriaus ir nukeliauti ne mažiau kaip pas 10 kolegų, paprašant, kokį sprendimo būdą jie matytų. Tuomet pabandyti išsirinkti vėlgi 1, 2, 3 pagal situaciją ir šitokiu būdu spręsti. Kitaip tariant, tai yra dar vienas iš būdų, kada galima pamatyti daug sprendimo kelių, nes pats vienas gali sugalvoti vieną sprendimo kelią. Na, daugiausia galbūt 2. Bet per žmonės tu gali pasitikrinti, ar tas būdas yra teisingas, o galbūt vertėtų pasirinkti kitą. Galbūt yra racionalesnis kelias, kaip galima tą problemą išspręsti. Tai vat, naudodamasis šitą programą šalin ir kurdamas įmonę be sienų, štai ko jis pasiekė. Jeigu prieš tai, kaip ir sakiau, buvo hierarchinė valdymo sistema, tai po to jie peraugo jau į daugiafunkcinės komandas, kada yra pasidalinta atsakomybėmis ir veikiama aktyviai kiekvieno žmogaus. Iš formaliųjų vadovų buvo pereita prie vadovavimo, lyderystės vadovavimo. Tada, kada formaliaisiais vadovais patapo tikrieji lyderiai, kurie yra emociškai aktyvūs, atviri, įtikinantys, stiprios asmenybės ir gali vesti paskui save žmonės. Na ir iš darbuotojų, kurie prieš tai laukdavo nurodymų, ką jie turi daryti, buvo pereita prie aktyvių darbuotojų, kurie patys priima sprendimus. Vat štai, kad ir tą pačią metodiką, kada kiekvienas dalyvauja ir priima sprendimą, kaip mes veiksime. Toliau 4 dalyje, kalbėdamas apie ateities lyderystę ir tą kokybės dviženklį didėjimą, Velšas sakė, kad reikia pasistengti peržengti ribas, kas reiškia kelionę į žvaigždes. Stengtis pasiekti žvaigždes. Ir štai pažiūrėkit, kaip įdomiai jisai samprotavo, ar ne? Kad jeigu kartelę pakelsime gerokai aukščiau vidutinio lygmens, tai tikėtina, kad toje kelionėje bus pasiekta daugiau, negu kad paliktume ties vidutinėmis galimybių ribomis. Tai dabar šitoje vietoje pamėginkime įsivaizduoti dailės pamoką, grupę vaikų ir paprastų pieštukų rinkinį. Kokią super idėją vaikams pasiūlytumėte, kad jie galėtų savo kūrybinės galias maksimaliai jums pademonstruoti? Ko paprašytumėte atlikti tik su paprastu pieštuku arba jų rinkiniu?
Kas galėtų būti tai per fiks idėja? Pieš, pavyzdžiui, ar ne? Nu, bet pieš, tai imitacija, taip? Bendrą paveikslą nupiešti. Pavyzdžiui, bendrą, tai čia sudėlėti reiktų, čia, taip sakant, susitarti reiktų. Dar. Ką dar galima būtų su paprastu pieštuku nuveikti? Nupiešti šios dienos rytą. Tai va, Jis laivą padaryti su stiebu. Aha. Buvo kitų kolegų variantai, kad sakykime, oi, sako, aš tai žinot, va paprastas pieštukas, tai aš duočiau labai didelį formatą. Sakyčiau, vat, pavyzdžiui, A3 formatas, arba gal dar ir didesnis, plakatinis, pavyzdžiui. Buvo dar variantų, sako, žinote, o aš tai tikriausiai paprašyčiau taip, padenk foną, o po to pabandyk taip jį trinti arba kažką su juo daryti, kad išgautum spalvą. Tai buvo dar variantų, kad, o žinot, aš tai sako, iš viso nieko neprašyčiau piešti, o aš tai paprašyčiau iš tų pieštukų ką nors sukonstruoti, pavyzdžiui. Padaryti kokį nors ten statinį arba dirbinį arba gaminį. Kolegė taip ir sakė. Nu va. Tai iš tiesų tų galimybių yra labai įvairių ir labai daug. Vieną iš jų norėčiau jums pademonstruoti, kurią internetas visagalis mums demonstruoja. Taip galima padaryti. Paprastas pieštukas ir į grafitą įsuktas varžtas. Ar ne? Apie varžtus nekalbėjot? Tai tada va taip dar galima padaryti. Ir visa tai yra paprastas pieštukas, ar ne? Taip dar galima padaryti. Taip dar galima padaryti. Iš viso va kokią galeriją net galima padaryti. Ir manau, aplodismentų tikrai nusipelno šis žmogus, kuris iš tikrųjų tokį dalyką sugeba iš pieštuko padaryti. Ir čia, kaip matote, jums netgi pavyzdėlis proceso, kaip jis tai daro. Tai vat tas peržengimas per savo ribas, reiškia, per tas galimybės, kurias mes kartais įsivaizduojame kaip labai ribotas. Ir dabar kelios minutės nedidelio filmuko, kuriame dar vienas galimybių peržengimo ribų, dar viena galimybių peržengimo ribų negalę turinčios šokėjos. Jos yra kurčios, jos negirdi, bet sugeba atlikti šokį ir labai netgi gražiai ir įspūdingai. Noriu pradėti. Į tai, kaip sugeba tie, kurie yra jų mokytojai, kurie yra jų treneriai, įkvėpti pasitikėjimo. Kad turėdamas tokią negalę, tu vis dėlto gali peržengti savo ribas ir gali labai daug. Taip, čia yra 21 tas šokėjas, čia ir moterų, ir vyrų yra grupė, kurie štai tą šokį šoka. Jie muzikos tai negirdi. Taip, yra tam tikri kiti pojūčiai, kurių dėka yra gebėta taip susikalbėti, kad va štai tokį sinchroną. Va čia jūs matote šonuose tos trenerius, kurie vieninteliai yra kaip matomi ir jie į juos orientuojasi.
prieš tai buvo galimybė orientuotis vienas į kitą, tai dabar užduotis pasunkėja. Yra išsiskirstoma. Ir jau vienas kito tu nebematai, ar ne? Ganėtinai nelengva, ar ne? Laivas toks kažkas, tai štai tokia nedidelė iliustracija apie žmogaus galių, vėlgi ribas, kurių tarsi kaip ir nelabai yra, ar ne? Beribės tos žmogaus galios tarsi būna. O dabar prieš jūs kitas ženklas, kuris irgi yra reikšmingas visoje Velšo teorijoje ir filosofijoje. Kokios jūsų asociacijos? Pavargo vienas šešetas, ar ne? Dažniausiai taip ir būna, kad sako, va čia vienas tai 6, o kitas nei 6, nei 9. Jeigu prisimintume graikų abėcėlę, į kokią raidę jums tas antras ženklas yra panašus? Sigma. Sigma, taip. Iš tiesų tai yra kokybės matavimo teorija ir sistema, kuri vadinasi 6 sigmų kokybės programa. Ir štai dabar, kai aš parodysiu jums, kokiu procesu visą tai vyksta, jūs atpažinsite, kad tas verslas labai sėkmingai atėjo pas mus į švietimo sistemą ir gana seniai su savo kokybės matavimo programa. Pasižiūrėkite, pirmasis veiksmas yra vertinimas, toliau analizė, tobulinimas, na ir pasikontroliavimas, kiek mes čia tobulėjame. Į kokį procesą vykstantį mokykloje, kurį mes pripažįstame kaip papildomą darbą mums užkrautą. Į ką tai jums panašu? Kokybė. Apie kokybę, kada mes kalbam ir savo ugdymo įstaigos kokybę, kai bandom pasimatuoti, kaip tas procesas kažkada vadinosi, dabar pervardintas. Kokybės valdymas. Arba dar auditas. Va štai jums 6 sigmų kokybės programa. Auditas. Procesas yra lygiai toks pats. Esmė šitos programos, jinai yra sukurta Motors firmos
Esmė jos yra, kad iš milijono pagamintų produktų 68% yra bepriekaištingos kokybės, patikimi. Tai vat mes savo procesų kokybę matuojam ir dabar tai vadiname įsivertinimu, ar ne? Ir turime truputėlį kitus veikėjus. Turime grupę, darbo komandų narius. Jie tuo tarpu čia turi kitus pavadinimus. Tie dalyviai yra pavadinti čempionais, aukščiausio lygio vadovai, juodųjų diržų meistrais, tie, kurie lyderio savybės turi ir mokymo procesams vadovauja, juodųjų diržų turėtojai, tai yra ekspertų pozicijas užimantieji, na ir žaliųjų diržų turėtojai, tai yra tų darbo komandų nariai. Iš tikrųjų, tai šitos vaidmenys jie prisima formaliai, atlieka tam tikrus mokymus, turi tam tikrus sertifikatus ir tose situacijose kokybės matavimo dalyvauja tada, kada vyksta tas kokybės matavimo procesas. Na ir paskutinis dalykas, apie kurį Velšas labai ilgai galvojo, svarstė ir analizavo, tai yra internetas ir jo atneštos naujovės. Labai ilgai jisai priešinosi internetui, manydamas, kad tai yra viena iš didžiausių žmonijos blogybių. Tačiau, kai atsirado jo akiratyje toks dalykas kaip internetinė prekyba, jisai suprato, kad greičiausiai jis bus aplenktas. O devizas jo, atsimename, yra būti pirmo, na, daugiausia antrų rinkoje. Tai tada jis padarė vis dėlto 3 pagrindinės išvadas ir stengiasi tuo internetu maksimaliai pasinaudoti. Pirmoji tų išvadų buvo, kad vis dėlto reikia savo veiklos modelius keisti ir pritaikyti prie to, kokias galimybės internetas mums duoda. Antroji išvada buvo, kad reikia galvoti apie interneto naudą ir nustoti priešintis jam kaip blogybei, todėl kad pats internetas savaime nėra blogybė. Blogybė yra žmogus, kuris deda turinį į tą internetą arba juo neteisingai naudojasi, ar ne? Tai čia žiūrint iš švietimo pozicijų, greičiausia turbūt naudingesnis kelias būtų internetu aktyviau naudotis, kad galėtume aktyviau nuotolinį mokslą įdiegti ir išsispręsti labai daug lankomumo problemų vidurinio ugdymo grandyje, kada mokiniai dažnas eina jau ir dirbti, todėl kad socialinė situacija šeimose būna ganėtinai sudėtinga. Ir galėtume šitaip išspręsti štai jų mokymasi, priderinti prie darbo galimybių. Na ir trečiasis dalykas tai yra interneto ir bendravimo galimybės. Jisai sakė, kad tuose tūkstantiniuose pavaldinių grupėse pabendrauti su kiekvienu gyvai galimybės nėra. O internetas tokią galimybę suteikia. Vis tiek bus laikas, kad aš galėsiu pabendrauti ir sukontaktuoti su kiekvienu žmogumi. Na ir kadangi mes pradėjome knygą skaityti nuo viršelio, tai ir pabaigsime viršeliu. Knygos fotografija galėtų atrodyti tikriausiai šitaip. Kad tai yra knyga, kuri padeda sustabarėjusias taisyklės laužyti, šiek tiek padeda kitą mokymosi kultūrą savyje ugdyti ir susimastyti truputėlį kitaip apie kokybę, kurią mes bandome aplinkai ir rinkai patikiuoti. Tinkama ji yra ir tiems, kurie yra formalieji lyderiai vadovai, ir tiems, kurie savyje turi lyderio savybių ir galbūt pretenduoja kada nors tapti formaliaisiais lyderiais, administratoriais, ir tiems, kas nenori šitų pareigų prarasti, o būti ir toliau sėkmingi, ar ne? Na ir tikėtina, kad tada pasiskaičius šitą knygą ir pasistengus ją nors kažkiek diegti praktikoje, jausitės taip sėkmingai ir gerai kiekvieną dieną. Tai dėkui labai, kad dalyvavote. Ačiū už pabendravimą.